Mielieji, taupykit savo nervus, taupykit visur ir visada. Pykstat, kai darot klaidas, pykstat ant savęs, gailitės, keikiat save. O kam? Žmonės klysta ir klys ir klydo ir kitaip nebus, nes žinot, kam yra reikalingos žmogui klaidos. Kai žmogus suklysta, jisai sustoja ir jis atsidūrė tokiam sankryžoj ir jis nežino, kurią kryptį pasirinkti. Kaip stovi keturšaliai sankryžoj, ar eiti atgal, ar į dešinę, ar į kairę, ar į priekį, jisai blaškosi. Ir tame blaškymasi jis pasirenka tą kryptį, kurią jam reikia gyvenime. Tai yra krypties pakeitimas. Klaidos tai yra likimo stabdis, kad tu galbūt eini ne tuo keliu, galbūt eini ne savo tau skirtų likimo keliu. Likimą atskirti, pasirinkti yra labai svarbu, mielieji. Jeigu tu eini ne savo keliu, tai tu negali tenais papulti, kur tau negalima. Ar jūs suprantat, kad žmogus turi atsidurti ten ir tada, kada jam kur reikia atsidurti. Ir kitaip negali būti. Ir jeigu likimas bando įvairiais būdais žmogų stabdyti, nurodyti jam tikrą kelią, siunčia jam atitinkamus žmones, kur bus kaip angelai patars ar kažką tai. Net jie gali ir suklaidinti ir padaryti būtent padėti padaryti tas klaidas jo gyvenime, kurios sustabdys. Net nesvarbu kokiais būdais, bet jis turi būti sustabdytas. Likimas veikia labai įdomiai ir ta karma ir viskas. Niekas neatsitinka gyvenime šiaip savo. Praėjau tą etapą, viskas, uždarykit duris ir negalvokit apie jį. Negrįžkit atgal, nesigraužkit, nesikentėkit, džiaukitės, praėjau, valio, gyvenu toliau. Yra tik ši akimirka. Net ateities dar nėra, praeities jau nėra. Nesigraužkit, išlipkit iš tos pelkės, nesikankinkit niekada, kad jūs kažką tai blogai padarėt. Žmonės lygiai išprotėjimo kankinasi ir psichinės ligas įgyja ne dėl kažkokių nesąmonių vaikystėje padarytų klaidų, kurias jie būtinai turėjo padaryti, mielieji. Taip yra, pasigailėkit savęs, savo artimųjų, savigraužos, savo sveikatos, gyvenkit ir džiaukitės gyvenimu, išėjot iš problemų, išėjot iš savo klaidų ir valio, gyvenam toliau.